Klausimas buvo, kaip reikėtų į brėžinį įterpti kampinį štampą. Tai, kad galėtume įterpti, turbūt pirmiausia reikia turėti patį brėžinį. Tai galima susikurti brėžinį, galima spustelėjus New Plot Layout. Atsiradusiame lange nurodyti layoutų pavadinimą. Spustelėjus OK mes nukeliaujame į Plot Layout erdvę. Čia spustelėjus Sheet mes išsirenkame popieriaus lapo formatą, kuriame norime spausdinti. Spustelėjus galim pasirinkti kitus formatus. Šiuo atveju A3 formatas mums puikiai tiks. Spustelėme OK. Padedame rėmelį ten, kur mums patogiau. Tada, sakykime, įterpiame modelį. Šiuo atveju aš tiesiog įterpsiu aukšto planą su anotacijomis. Pozicionuoju. Ir tam, kad įterpčiau kampinį štampą, galiu naudotis arba DDS-CAD priemonę Title Field, kuri leidžia įterpti iš anksto nustatytus bibliotekoje esančius kampinius štampus. Jie atrodo daugmaž taip. Arba galima kampinį štampą įterpti kaip išorinį failą, kurį galim būti iš anksto susidėlioję, susiformatavę pagal savo poreikius AutoCAD ir išsaugoję į DVG galime jį tiesiog įterpti per Insert, External Resource, DVG. Tada mūsų, aišku, numeta į projekto direktoriją. Čia aš turiu pasidėjęs kampinis štampas failą. Jį prisegu. Padedu jį ten, kur reikia. Iš esmės, tame pridedamame faile galėtų likti visa informacija, kuri yra nekintanti visame projekte. Pavyzdžiui, sakykime, atestato numeris, projekto vadovo, projektuotojo vardas, pavardė, esminis projekto pavadinimas ir visa kita. Norėdami įterpti kažkokį tai papildomą tekstą, mes galim tai padaryti spustelėję text ikoną arba greitai mygtukų kombinaciją Ctrl+T. Sakykime, šiuo atveju tiesiog įrašykim brėžinio pavadinimas. Galim iš karto nustatyti teksto dydį, šriftą. Jeigu reikia, galim paryškinti, pakreipti, pabraukti. Spustelėjus OK mes galim padėti tekstą ten, kur jis reikalingas. Jeigu padėjus jį pasirodo, kad jisai netelpa arba yra, jo charakteristikos yra nepriimtinos, galim spustelti keletas mygtukų paspaudimų ir gauti vėl tą patį langą. Kai brėžinys tvarkytas, galim jį spausdinti arba spausdinti PDF.